Labą rytą, bažnyčia. Labas rytas, bažnyčia. Maybe we can pray and ask for the Holy Spirit to help us. Gal pasimelskim, paprašykim šventosios dvasios pagalbos. Father, Tėve, we ask you prašom tavęs, to send your Holy Spirit atsiųsk mums savo šventą dvasią into church, į bažnyčią, into our hearts, į mūsų širdis, for me and Algis to speak, kad aš ir Algis galėtume kalbėti and for all of us ir kad mums visiems, to listen and hear. kad visi galėtume klausyti ir išgirsti. So, Holy Spirit, you are welcome. Taigi, šventoji dvasia, tu esi čia laukiama. Amen. Amen. Today I want to speak Šiandieną noriu kalbėti apie, about something I heard some weeks ago, ką išgirdau prieš keletą savaičių. and it's from Romans 5. Ir tai yra iš Romiečių laiško 5 skyriaus. It reads, or somebody said to me, Kažkas man pasakė, where the law is preached, kur yra skelbiamas įstatymas, sin abides, sin grows. ten nuodėmė auga, klesti. And this is, of course, from Apostle Paul. Ir tai žinoma yra iš apaštalo Pauliaus. And he's going into this a lot in Romans chapter 7. Jis daug kalba apie tai Romiečiams 7 skyriui. In a minute, I want to go through that whole chapter, Ir aš noriu pereiti per visą tą skyrių. bit by bit, Sorry. bit by bit. Ai, biškį po truputį, biškį. po truputį. Yeah, correct. And to see what the apostle has to say there Ir to us. pažiūrėti, ką mums ten nori apaštalas pasakyti. Paul is talking here about the law. Ir Paulius ten kalba apie įstatymą, The law could not save us, kad įstatymas negali mūsų išgelbėti, but it shows us what sin is. bet jis mums parodo, kas yra nuodėmė. The law is a little bit like if you have children Įstatymas yra truputį panašus, jeigu turite vaikų and you're going to leave the house ir jeigu išeisit iš namų and you say to the children, ir pasakot vaikams, don't touch the cookies in the cupboard. neliestų sausainių spintelėje. What do they hear? Ką jie išgirs? There's cookies in the cupboard. Jie išgirs, kad spintelėje yra sausainių. And Paul is trying to explain this. I read another story like that Ir Paulius bando tai paaiškinti mums. Ir kita istorija, in a Bible school, I don't know where. Biblijos mokyklai liktais išgirdau, There was a door buvo duris with something behind it that was for nobody to go to. ir už tų durų buvo kažkas, ko kiti negalėjo paimti, pasiekti. But nobody ever went through that door Ir niekas nevaikščiodavo per tas duris, till the leaders of the college kol koledžo lyderiai decided to put a sign on the door. nenusprendė uždėti ženklų ant tų durų, Do not go through this door. nevaikščioti per šitas duris. Now everybody was going through the door. Ir dabar visi pradėjo naudotis tom durim. That's how it works with us, doesn't it? Tai taip veikia. I grew up in a farming village in Holland, Užaugau nedidelėj fermoje Olandijoje, lived in the countryside. gyvenau kaimo vietoviai, For 20 years I was a fisherman in Ireland. 20 metų buvau žvejys I do Airijai. I do not like the law. Sorry. I do not like the law. Ir man nepatinka įstatymas. I understand that a country must have law, Aš suprantu, kad valstybė turi turėti įstatymus, but I also understand what Paul is trying to tell us here. bet taip pat suprantu, ką Paulius nori čia mums pasakyti. So let's look at Romans chapter 7. Taigi pažiūrėkime Romiečiams 7 skyrių. It will be on the screen, Čia ekrane bus. but maybe
It will be in 3 pieces, and maybe somebody from you guys can read it. So Ir tai bus iš 3 dalių, tai gal otherwise, Algis will lose his voice. kai kas iš jūsų paskaitysit, kad man reikėtų mažiau išnekėti. Can somebody read us Romans 7, 1 to 6? Kas perskaityti Romiečiam 7, nuo 1 iki 6 eilutės, garsiai. Ar nežinote, broliai, aš kalbu žinantiems įstatymą, kad įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas. Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris įstatymu surišta su vyru, kol jis gyvas. Jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymų rišusi ją su vyru. Ji vadinsis svetimautoja, jei vyrui gyvam esant bus žmona kitam. Bet jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymų ir ištekėdama už kito nebėra svetimautoja. Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam, prikeltam iš numirusių, ir kad mes neštume vaisių Dievui. Kol gyvenome pagal kūną, mumise veikė įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros, ir mes nešėme vaisių mirčiai. Bet dabar, numirę įstatymui, kurio buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusią raidę. Thank you. Very interesting. Apostle Paul uses an example here, Labai įdomu, apaštalas Paulius čia ima kaip pavyzdį, an example of a wife and a husband being married, pavyzdį tarp vyro ir moters susituokusių and explaining that if the husband dies, ir aiškina, jeigu vyras mirs, the wife is not subject to the bondage or the law of marriage. kad žmona nebėra surišta to santuokos įstatymo, In the Old Testament, before Jesus came, o Senajame testamente prieš ateinant Jėzui, the Jews got the law kai žydai gavo įstatymą and they were bound to the law. ir jie priklausė įstatymui, They had to live to every letter of the law. jie turėjo laikytis kiekvienos įstatymo raidės. But Jesus came Bet atėjus Jėzui and he said he fulfilled the law. ir jisai pasakė, kad jisai išpildė įstatymą, When he died on the cross, he said it is finished. kai jis numirė ant kryžiaus, pasakė atlikta. And Paul is trying to use this example Ir Paulius ima šį pavyzdį, to say that, look, if you know Jesus Christ, kad mums pasakytų, If jeigu you- tu žinai Jėzų Kristų, if you're born again into his family, jeigu tu esi atgimęs iš aukšto jo šeimyną, you are free from the law. tu esi laisvas nuo įstatymą. Are we free to sin? Ir ar mes esame laisvi nuodėmiauti? That's not what he's saying. Jis taip nesako. He's saying you're free to do God's will. Jis sako, kad tu esi laisvas vykdyti Dievo valią. In Holland, in some churches, when we baptize somebody, Olandijoje, kai kuriuose bažnyčiose, kai mes ką nors krikštijam, we baptize them into the Father, the Son, and the Holy Spirit. mes krikštijam juos Tėvo Sūnaus Šventosios Dvasios vardu, But when we put somebody in the water, bet kai ką nors pamerkiam į vandenį, we say we baptize you into Jesus' death. sakom, kad tu esi sujungiamas su Kristaus mirtimi And when we pour you out of the water, we say, ir kai ištraukiam iš vandens and we baptize you into the resurrection of Jesus ir Christ. sakom, kad tu esi krikštijamas į Kristaus prisikėlimą. So, Paul is trying to write here Ir Paulius čia nori mums parašyti, that spiritually kad dvasiškai we are dead mes esame mirę to the law. įstatymui. The law came Įstatymas atėjo, to show us what sin is, kad mums parodytų, kas yra nuodėmė. and it had to come. Ir jis turėjo ateiti. If a criminal Jeigu nusikaltėlis does something bad, padaro kažką negero there is no law, ir nėra jokio įstatymo, he cannot be condemned. jis negali būti pasmerktas už tai. For us, if the law had not come Ir mums, jeigu mes neturėtume įstatymą and we would not be condemned, ir nebūtų galima mūsų pasmerkti, then Jesus could also not set us free. ir tuomet Jėzus negalėtų mūsų išgelbėti. He came Jis atėjo, to fulfill the law kad išpildytų įstatymą and to set us free from the letter of the law. ir išlaisvintų mus nuo įstatymo raidės. Let's go on and read, somebody can maybe read Romans chapter 7 and 7 to 13. Keliaukim toliau, kas gali perskaityti sekančias eilutes iš Romiečiam 7. It will be on the screen. Ekrane matysit. Kągi sakysime, gal įstatymas yra nuodėmė, nieku būdu, bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, tai nebūtų įstatymo. Ir nebūčiau suvokęs teismo,
tai įstatymas nebūtų pasakęs negeisk. Bet pagavusi progą, nuodėmė per įsakymus pažadino manyje visokius geismus, o be įstatymo nuodėmė negyva. Aš kadaise gyvenau be įstatymų, paskui atėjus įstatymui atgijo ir nuodėmė. O aš numiriau, taip man paaiškėjo, kad įsakymas skirtas gyvenimui nuvedė mane į mirtį. Thank you. Ačiū. So, Paul is trying to write here Taigi Paulius bando čia parašyti, that kad through the law, per įstatymą sin came alive. nuodėmė tapo gyva. Before the law, Iki įstatymo we didn't know mes nežinojom, what is right and wrong, really. kas yra gera ir kas bloga, Like the story with the door. kaip ta istorija su durim. Nobody wanted to go through the door because nothing was written. Niekas nenorėtum durim naudotis, nes nieko ant jų nebuvo parašyta. But when the commandment was written, do not go through this door. Bet kai jau buvo parašytas įstatymas, nevaikščiokit per šitas duris, Now the desire to go through the door iškart kilo geismas pasinaudoti tom durim came alive. ir tai tapo gyva. And Paul is trying to tell us here Ir Paulius mums nori pasakyti, that through the law, kad per įstatymą sin came alive. nuodėmė tapo gyva. So if we focus and preach the law all the time, Ir jeigu susifokusuosim ir nuolat pamokslausim apie įstatymą, then we raise the desire of sin. tada mes sukelsim norą nuodėmiauti. That's why Jesus died on the cross. O dėl to numirė Jėzus Kristus ant kryžiaus. He said himself, Jisai pats save follow me, sako, look unto me, sekit manim, žiūrėk į mane. and if we do that, our problems stay small. Ir jeigu mes taip darysim, mūsų problemos išliks mažos. If we start focusing on our problem O jeigu pradėsim fokusuotis į problemą and take our eyes off Jesus, ir nukreipsim akis nuo Jėzaus, the problems become bigger and bigger tada and bigger, problemos mūsų tik didės. and Jesus becomes smaller and O smaller. Jėzus mažės ir mažės. The disciples struggled with this too. Ir mokiniai taip pat turėjo problemų su šituo, They went, particularly when they went out into the Gentile world, kai jie išėjo pamokslauti į pagonių pasaulį, people who didn't know anything about the law, kurie nieko nežino apie įstatymą žmonės. they had many beliefs, Jie turėjo daugybę įsitikinimų, many cultural ideas, labai daug kultūrinių idėjų and these were all coming into the church. ir visą tai ateidavo į bažnyčią. And they say, what must we do? Ir jie klausė, ką mes turime daryti. Must we bring the law again? Ar mums vėl reikia pradėti naudotis įstatymu? In Galatians, Laiške Galatams. Joseph has been going through the whole letter over the last few weeks. Sorry. Joseph has been going through the whole letter of Galatians. Ir Jozas pamokslavo apie laišką Galatams paskutiniu metu. In Galatians, Jews came again Ir laiškę Galatam žydai vėl and told the people, no, you must be circumcised, ateina pa žmonės ir sako, jūs turite apsipjaustyti, otherwise you cannot be saved. kitaip negalėsit būti išgelbėti. And this can come into our lives too. Ir tai gali ateiti mūsų gyvenimus. People say, you must do this or you must do that. Žmonės to pradės sakyti, tu privalai daryti tą, privalai daryti aną, You can't do this or you can't do that. turi elgtis taip ir dar kitaip. And the disciples were facing this, Ir mokiniai su to susidūrė. and they came up with two laws. Sorry. They came up with two rules, two laws. Ir mokiniai su to susidūrė ir jie sugalvojo dvi taisyklės, They said towards the Gentiles, kad pagonims we have to tell them, mes jiems pasakysim, keep the marriage bed clean, kad turit išlaikyti santuoką švarę and don't eat meat that has blood in it. ir nevalgyti mėsos, kuri turi kraujo. Because in the Gentile world, Nes a lot of blood was used for sacrificing, pagonių pasaulyje buvo kur kraujas naudojamas aukoms. For which Demonų crap? garbinimui, for witchcraft. burtininkavimams. So the disciples said to the Gentiles, don't do these things. Taigi mokiniai pasakė, pagonims nedarykite tik šitų dviejų dalykų, And for the rest, they let things o visa kita between the Holy Spirit and people. buvo palikta tarp šventosios dvasios ir žmogaus. They were teaching and reading the word, of course. Jie aišku, žinoma,
mokino, skaitė žodį, But there is a difference when somebody says like, look, this is what the Bible says, this is what you should do. bet yra skirtumas, kai tu sakai, žiūrėk, kas yra Biblijoje parašyta ir kaip tu turėtum gyventi, elgtis. Or when somebody stands here with a stick and he said, you must. Arba kai kažkas stovi su pagaliu ir sako, tu privalai. I heard a story from a pastor who started a church in Brazil. Ir girdėjau tokią istoriją iš pastorius, kuris pradėjo bažnyčią Brazilijoje. He was an evangelical person Jis buvo evangelizuojantis asmuo and he started a church in Brazil. ir atidarė bažnyčią Brazilijoje. Of course, in Brazil, many people are Catholic Ir žinoma, Brazilijoje yra daugybė katalikų and many Catholic people started to come to church. ir daugybė tų katalikų pradėjo vaikščioti į jo bažnyčią. Some of the leaders in the church said to the pastor, you must teach that the people cannot pray to Mary. Ir kiti lyderiai tos bažnyčios pradėjo pastoriui sakyti, kad tu turi mokinti žmonės, kad jie nesimelstų Marijai. And the pastor prayed about it Ir pastorius apie tai pamokslavo, pasimeldė dėl to, and he felt that the Holy Spirit don't say anything about this. o jis pajuto Šventosios Dvasios raginimą iš vis tos temos neliesti. He obeyed, listened to God, Jis pakluso and he didn't say anything about ir this. nieko nekalbėjo apie Marijos garbinimą. And what started to happen, Ir kas pradėjo vykti, after a year or so, po metų ar dviejų, people started to come to the pastor patys žmonės pradėjo eiti pas pastorių and they said, Pastor, we don't read anything in the Bible that we should pray to Mary. ir sako jam, mes pastorių, mes skaitom Bibliją ir ten nematom, kad mes turėtume Marijai melstis. Is it okay that do not pray to Mary, but we'll pray to Jesus? Ar viskas bus gerai, jeigu mes vietoj maldų Marijai melsimės Jėzui? And the pastor said, well, I think this is very good. O pastorius sako, jo, manau, kad tai bus labai gerai. He said, Jisai sako, if I would, from the year before, if I would have started to teach very strong the law, say, you cannot pray to Mary, jeigu metus laiko atgal būčiau pradėjęs pamokslauti apie tai, kad negalima melstis Marijai, many people would have been offended or hurt daugybė žmonių būtų įskaudinti, pasipiktinę and would have left the church. ir paliktų bažnyčią. Now they stayed, O jie dabar pasiliko and between the Holy Spirit and God's Word, they found out themselves ir skaitydami Dievo žodį ir po Šventosios Dvasios įtaką, jie įsiaiškino patys, what is the right thing to do. kas yra teisingas dalykas. Let's read, maybe somebody can read Romans 7 from 13 till the end of the O chapter. dabar gal kažkas perskaitysit nuo 13 eilutės iki skyriaus galo. Romiečiams 7. Nuo 13. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmei. Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nekenčiu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manie gyvenanti nuodėmė. Aš juk nežinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi, radau tokį įstatymą, kai trokštu padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogį. Juk kaip vidinis žmogus, aš gėriuosi Dievo įstatymą, bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčiantį mane belaisviu nuodėmės įstatymo, kuris yra mano nariuose. Vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui. Thank you. Ačiū. Here we see the problem Čia matom problemą, that every Christian will struggle with. su kurias kovos susidurs kiekvienas krikščionis. The minute you choose to believe and follow Jesus, Ta akimirka, kai pasirinksi tikėti ir sekti Jėzų, you step into a war.
tu pradedi karą. Here, more in the West, Čia vakaruose we can make a choice quite easy for Jesus. galim gan lengvai pasirinkti Jėzų, If you want to become a Christian in Iran or Iraq, o jeigu nori tapti krikščionimi Irane ar Irake, you will have to think very carefully. tu turi tai daryti labai atsargiai, Because if you say yes to Jesus, nes jeigu pasakysi taip Jėzui, they may cut your head off tomorrow. rytoj gali netekti savo galvos. So you want to have a real good thing and make a real choice. Ir jeigu norit priimti tikrai teisingą sprendimą, gerą pasirinkimą, But if we have less persecution, bet jeigu mes turime mažiau persekiojimų, we still step into this war. mes vis tiek pateksim į tą karą. This war that is already won by Jesus. Ir tas karas jau yra laimėtas Jėzaus. But in this world and in our body, we still facing this. Šitam pasauliu, turiu omeny savo kūnuose, mes su to susidurėm. I watched a girl ask a pastor, Mačiau, kaip mergina uždavė klausimą pastoriui. Pastor, I struggle with a certain sin. Pastoriau, kovoju su tam tikra nuodėme, Am I saved? ar aš esu išgelbėta? Religious people would say, Religingi žmonės sakytų, no, you first have to fix this in whatever is in your life. ne, pirmiausia turiu susitvarkyti su tom, kas yra tavo gyvenime. What the pastor said, O pastorius jis sako, he said, the fact that you tell me that you're struggling with this tas faktas, kad tu man pasakoji apie tai, apie savo kovą, tells me that the Holy Spirit is in you. man pasako, kad šventoji dvasia yra tavyje. If you wouldn't have the Holy Spirit, Jeigu neturėtum šventosios dvasios, you wouldn't struggle with sin. nekovotum su nuodėme. In my life, before I met Jesus, Ir savo gyvenime, iki sutikau Jėzų, I had no problem to go drinking every day. neturėjau jokių problemų kasdieną gerti, I had no problem to chase women neturėjau jokių problemų lakstyti paskui moteris and sleep before marriage. ir užsiimti seksu iki santokos. So, without the Holy Spirit, Taigi, be šventosios dvasios we have no struggle. pas mus nevyksta jokia kova. We maybe have no peace. Galim neturėti ramybės, We maybe have many problems in life, galim turėti daugybę problemų gyvenime, but the spiritual war is not happening. bet tas dvasinio kova nevyks mumise. We lived in Ireland for 20 years. Airijai pragyvenau 20 metų. During the Second World War, Per antrą pasaulinį karą Ireland was neutral. Airija buvo neutrali. And sometimes people were talking about this, Ir kartai žmonės apie tai šnekėdavo. and this always upset me a little. Ir tai mane nuliūdindavo. Because if you're neutral, Nes jeigu tu esi neutralus, you have sided already with evil. jeigu tu esi neutralus, tu jau stoji į blogio pusę. How can you say, like, we're neutral when 6 million Jews were brought to the gas chambers? Kaip tu gali sakyti, kad tu esi neutralus, jeigu 6 milijonai žydų buvo nužudyti dujų kamerose? In the face of evil, Ir susidurdamas veidas į veidą su blogiu, if we say nothing, jeigu tu nieko nesakai, we have sided with evil. tu esi toj pačioj barikadų pusėje su blogiu. If we come to Jesus, O jeigu mes ateinam pas Jėzų, if we follow Jesus, jeigu sekam Jėzų, we step into a war. mes automatiškai esame traukiami į karą. Do we have to be afraid? Ar mes turim to bijoti? No, we're not, Ne, because he won the victory. nes jis jau iškovojo pergalę, He will sort it all out. jis viską įspręs, We're on the- įsprendė, We're on the winning side. mes esam laiminčiai pusiai. The problem is, Problema yra tokia, our souls are saved, mūsų sielos yra išgelbėtos, but our bodies are still in this world. bet mūsų kūnai vis dar yra šiame pasaulyje. Paul says here, Ir Paulius čia rašo, evil still works through my body. kad blogis vis dar veikia per mano kūną. I agree with this because I see this in myself. Aš sutinku su tom, nes aš tai matau savy. But if you tell a religious person this, Bet jeigu tu tai pasakysi religingam žmogui, he will get very upset. jis labai nuliūs. Because what does a religious person want to say? Nes ką nori pasakyti religingas žmogus? Oh, I am good. O aš esu geras. But Joseph, he's very bad. Bet Jozukas, jis labai blogas. Which is maybe a little bit true, but okay. Tai gali būti truputis tiesos, bet viskas gerai. But this is nonsense. Like Paul says here, Bet čia nesąmonė tokia, nes Paulius sako, what I want to do, I'm not doing.
Nes kai aš noriu padaryti kažką gero, aš to nedarau. And what I don't want to do, I sometimes do. O ko nenoriu daryti, kartais padarau. Why? Kodėl? Because we still have this flesh. Nes mes vis dar esam šitam kūne, šitoj mesoj. Of course, if we sin, we should regret it. Aišku, jeigu mes nusidedam, mes turim gailėtis to, Because we have the Holy Spirit in us. nes mes turim šventą dvasią savy We do not want to break the law. ir mes nenorim laužyti įstatymų, But when it happens, bet kai tai įvyksta, we can come to Jesus Christ, mes galime ateiti pas Jėzų Kristų, say sorry, pasakyti atsiprašau and forgive him. ir Or be priimti forgiven. atleidimą. Peter, who denied Jesus 3 times, Petras, kuris įsigynė Jėzaus 3 kartus, went to Jesus, kai Jėzus and Jesus restored him 3 times. ir Jėzus jį atstatė 3 kartus. He said 3 times, Peter, do you love me? Jis paklausė Petro 3 kartus, ar tu mane myli, And Peter said, yes, Lord. o jis pasakė taip viešpate. Jesus didn't condemn him. Jėzus jo nepasmerkė, He helped him. jis jam padėjo, So we are free. taigi mes esame laisvi, Even in the battle of this world, netgi šito pasaulio mūšiuose, even in the battle that goes on within ourselves, tose kovose, kurios vyksta mūsų viduje, we must look to Jesus, mes turime žiūrėti į Jėzų, follow him. sekti jį. Corrie ten Boom, Corrie ten Boom, a Dutch lady Olandų pane, who was in the concentration camps in World War II, kuri antro pasaulinio karo metu buvo uždaryta koncentracijos stovyklose, she said jinai sako, she saw in her sister, ką jį pamatė savo sesiai, she said, even in the concentration camp, netgi toje koncentracijos stovykloje, you can have the joy of the Holy Spirit. tu gali turėti šventosios dvasios džiaugsmą. Her sister died in the concentration camp, Jos sesė mirė toje stovykloje, but she had no bitterness towards the Germans. bet Kori neturėjo jokio kartėlio prieš vokiečius, She wasn't angry with them, ji nepyko ant jų and she went home to be with the Lord. ir iškeliavo į namus pas viešpatį. And Corrie said she watched her sister, Ir Kori matė, kaip jos sesuo, and she learned later ir išmoko iš jos, that you can have the joy of the Holy Spirit kad gali turėti šventosios dvasios džiaugsmą in the worst of circumstances. blogiausiose situacijose savo gyvenime. Without this joy, Ir be to džiaugsmo, without the Holy Spirit, be šventosios dvasios, we are nothing. mes esam niekas. We are bound to the Mes law. esam surišti su įstatymu. And if we are bound by the law, Ir jeigu mes esam surišti įstatymą, not I say, but this word says, ir ne aš taip sakau, bet čia tai parašyta, if you want to live by the law, jeigu nori gyventi pagal įstatymą, you must keep every letter of the law. turi laikytis kiekvienos įstatymo raidelės. Nobody can do this. Ir niekam to nepavyko. The Jews tried to do this. Žydai bandė tai padaryti. Paul, before he came to Christ, Paulius iki tapdamas krikščionim he was the best at it. bandė tai padaryti ir jam gerai sekėsi. And later, when he was with Jesus, O kai vėliau tapo Jėzaus mokiniu, he said everything before jis pasakė, kad viskas, kas buvo prieš tai, was no good. tai buvo nieko gero. Why? Kodėl? Because Jesus did it all. Nes Jėzus viską atliko, We cannot be saved through any works. mes negalim būti išgelbėti jokiais darbais, We are saved for good works. mes esame išgelbėti dėl gerų darbų. That's very different. Tai didelis skirtumas. That's what it said earlier in the chapter. Apie ką buvo anksčiau kalbama tam skyriui, You are set free kad jūs esate išlaisvinti, to be able to do what God wants from you. kad galėtume daryti tai, kad Dievas nori iš jūsų. See, if we don't have the Holy Spirit, if we're not born again, Ir jeigu mes neturim šventosios dvasios, nesame atgimę iš aukšto, we cannot do what God wants. mes negalim daryti tai, ko Dievas nori iš mūsų. And Jesus bought us free Ir Jėzus mus išlaisvino, atpirko from the law nuo įstatymo, so that we can say, kad mes galėtume gelbėti. yes, Jesus, we Kitus. will do what you want. Taip, Jėzui, mes darysim, ko nori tu. When God told us to go to Lithuania, Ir kai Dievas pasakė mums važiuoti į Lietuvą, I really didn't want to go to na, Lithuania. aš tikrai nenorėjau čia važiuoti. And it was a fight, it was a battle for some time, Ir mano viduje vyko kova dėl to, but eventually I submitted. bet galų gale paklusau. Do you think that me, my body, my flesh,
Ar galvo, kad mano kūnui, mano kaulams would have submitted? būtų paklūsę tam? No, if I would listen to my body, I would be still in Ireland working on the sea and drinking. Ne, jeigu būčiau klausę savo kūną, tai toliau dirbčiau Airijai, žvejočiau ir gerčiau. Maybe I would be dead. Galbūt jau būčiau negyvas, But that's what I love to do, bet ką aš myliu daryti, my body. mano kūnas. But Jesus came Bet Jėzus atėjo with his Holy Spirit dėl šventosios dvasios to buy me free from my desires išlaisvinti mane iš mano troškimų, and to do what he wants us to do. kad galėčiau daryti tai, ką Dievas nori, kad aš daryčiau. Paul Paulius wrote a very beautiful or very good prayer. parašė labai gražią maldą. I think it's on the screen Taip, there. jinai ekrane. And I want us to stand up Ir noriu, kad visi atsistotumėt and just all together ir visi kartu speak out those words garsiai as a, pasakytume šitos žodžius as a prayer, kaip malda, because we need the Holy Spirit nes mums reikia šventosios dvasios, to be free, kad būtume išlaisvinti, to stay free. kad liktume laisvi, Because you see, this world nes matot šitam pasaulyje and some other people daugybė žmonių and our own bodies ir mūsų kūnai go against the Spirit. eina prieš dvasią And we need his help ir mums reikia dvasios pagalbos, to do what God wants us to kad do. galėtume vykdyti Dievo darbus, So that one day we will stand before Jesus kad tą dieną, kai stosime prieš Jėzų and he will say, Joseph, well done, your faithful servant. ir jis pasakys, Juozai, gerai padarėjai, ištikimas tarne. Or Algus, well done, your faithful servant. Algi, gerai padarėjai, ištikimas tarne. And we need the freedom and the joy of the Holy Ir Spirit mums reikia laisvės ir džiaugsmo šventosios dvasios, to do this. kad galėtume tai atlikti. So can we all read this Ar together galime visi tai kartu perskaityti? as a prayer? Kaip malda. The Holy Spirit will hear us. Šventoji dvasia išgirs mus, After that, I think we'll have one more song o po to dar turėsim vieną giesmę and the Lord's Supper and so ir on. viešpatės vakarienę ir toliau keliausim. So go on. Taigi pradedam. Dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad į savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės, jo dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėt suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir aukštis ir gylis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Hallelujah. Aleliuja. Amen. Amen. Ai, Don't go. Sorry. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti, nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam te būna šlovė bažnyčioje ir Kristuje, Jėzuje per visas kartas amžių amžiais. Amen. Hallelujah. Amen. Aleliuja. Amen.